kad istorija buvo tokia, kad mes atsikėlėm gyventi, reikia kaime šunį, davai. Aš norėjau belgų aviganio, bet pinigų nebuvo, aš kažkaip pradėjau ten googlint, skelbiau taip, kad šunis dovanoju, parduodu. Ir Kaune parašė kažkas, tai ten, va, belgų aviganis, bet iš tikrųjų jinai ne belgas, kažkas turėjo ten 4-5 mėnesių. Aš nuvažiavau tą Kauną, pasiėmiau tą šunį, ten moteris paprašė pinigų. Sakau, 20 eurų turi, sakau, tiks. Jo, gerai, jinai ten tokia buvo neįtin aiškiai, kaip čia išsireiškus. Aš ją parsivežiau namo, jinai man mašinai privėmė iš streso. Na, jeigu nevežiotų, tai man. Jo, jinai privėmė. Ir toks, tokiai privėmė, aš ją pririšau prie pavadžio. Sakau, Aida, ateik, va, pasižiūrėk, šunį atvežiau. Aš atidariau duris ir Morka tiesiog paėmė, pradėjo bėgti su visų pavadžiu, dingo ir pabėgo. Ir aš pabėgo į mišką, tada visus miškus apvažiavau, ieškojau aš jos taip, nerandu aš to šuns dabar, dingo, aš nieko nepadarysiu, paskambinau kaimynam, sakau, jeigu pamatysit kažką tokio, pasakykit, žinai, čia mano šuo oranžinis toksai. Ir po 3 parų jinai parsivilko atgal, visa sukūdus, visa pilna erkių. Tai mes ją Aida paėmė į vonį, mes ją išplovėm, sutvarkėm, namo pasiėmėm, nežinau, ten gal kokias mėnesį 2 iš paskos vaikščiojo, cypė, labai stresavo. Galvojom, Jėzau, ką čia su to šuniu daryti, jau labai sunku, jau net nesusitvarkom. Nes jinai į namus lįsdavo, jinai ten pradėdavo namie visokias škadas daryti. Praėjo tas laikas, jinai išaugo iš tų visų tokių dalykų ir dabar labai idealus geras šuo, ir sargi, ir mylinti, ir atsidavus. Tai vis tiek jauna buvo, kaip pasirinko. 5 mėnesių gal. Tai jinai jau biški buvo jau, pagyventa kažkieno, kaip čia išsireiškus.